Taigi, sveiki gyvi, labą dieną, labas vakaras, labas rytas, nežinau, kuriuo metu žiūrit šitą laidą, labai džiaugiuosi, kad pagaliau sugrįžtu į YouTube. Na ir pradėsime nuo išminties minutėlės. Šiandien išminties minutėlėje kalbėsime apie baimę, chaosą ir susiskaldymą. Labai įdomi išmintėlė. Tad nieko nelaukdami, pradedam. Sveiki dar kartelį, jau senai, 2 savaitės nebuvau YouTube kanale šiame, buvo daug reikalų, darbų, chaosas, kaip sakant, šioks toks. Na ir nusprendžiau, kad šiandien šioje išmintėlėje pakalbėsime apie labai svarbią temą. Iš tikrųjų apie 3 dalykus kalbėsime, apie baimę, galima sakyti nerimą, gal labiau net nerimą, chaosą ir susiskaldymą. Gyvenam labai įdomiais laikais. Sakau įdomiais, bet dauguma žmonių nenorėtų galbūt net įvardinti, kad šie laikai įdomus. Geriau norėtųsi sakyti ramus laikai. Daug geriau jaustųsi žmonės, daug mažiau problemų būtų, jeigu, sakyčiau, gyvenam ramiais laikais. Bet mes dabar taip išeina, kad gyvenam nelabai ramiais laikais, kai visam pasauly, aš nežinau ar visam pasauly, spėju, kad kur nors ten toli vakaruose žmonės turi tą ramybę. Galbūt, nežinau, reiktų jų paklausti. Bet mes čia Lietuvoje gyvendami matome, kad pasaulyje atrodo nėra pabaigos, tokios pabaigos, kurios mes norėtumėm. Ir kai tenka kaip psichologui bendrauti su žmonėmis, vis labiau ir labiau pastebiu, kad žmonės išgyvena didelį nerimą, išgyvena didelę baimę, reiktų sakyti nerimą, dėl to, kas vyksta pasaulyje. Ir tai prasidėjo nuo visų tų karantinų, nuo tų pandemijų. Ir kai kalbu su žmonėm, atrodo, sako, nuo tada prasidėjo ir sako, nuo tada neturiu ramybės, nuo tada negaliu negalvot. Sakau, apie ką galvoji? Sako, apie tai, kas vyksta pasaulyje. Kadagi bus pauzė, kadagi bus ramybė. Matot, žmogus taip sukurtas, kad kiekvienas iš mūsų mes norime tos ramybės, norime žinot, norim turėti žinojimą, kad viskas yra gerai, norim turėti saugumą. Ir šitoje vietoje, jeigu atsiminsime Maslow poreikių piramidę, ir ten yra poreikių hierarchijos tokie laipteliai. Pirmas yra fiziologiniai poreikiai, antras yra saugumo poreikiai ir taip toliau. Ir pačiam viršui turime saviraišką. Ir kai yra chaosas, kai yra nerimas, kai žmonės nežino, kur yra ta ramybė, nes jos neranda, tada žmonės gali jaustis nesaugiai. Tai reiškia, kai yra nesaugumas, žmogus nukrenta į saugumo tą poreikį ir jam tampa svarbiausias poreikis saugumas. Jis negali mąstyti apie kitus dalykus, tokius kaip prestižas, ten gabumai kažkokie, dar kažkas. Jeigu žmogus praranda saugumą, jam tampa svarbiausias poreikis saugumas. Dabar jeigu žmonės praranda saugumą, jeigu ilgą laiką būna toj būsenoj, kai nėra saugumo, o saugumas tai yra stogas virš galvos,
laisvę nuo ligų, laisvę nuo karų ir taip toliau. Ir žinojimas, kad yra ramybė, tu gali kilti aukščiau, kažką daryti gyvenime ir taip toliau. Ir šitoj vietoje, jeigu sustoja žmonės, tada jiems tampa labai nelengva. Labai nelengva surasti save, pažinti save, gyventi tuom, kom tu gyvenai iki šiolei. O jeigu kalbėtumėm apie paauglius, tai paauglys dar tik ieško savęs. Tai jeigu ateina toks paauglys, kuris išgyvena nuolatinį nerimą, dėl karo baimės, dėl dar visokių niuansų, kurie vyksta pasaulyje. Ir žiūrėk, jisai sako, aš nemiegu, aš negaliu to daryti, negaliu ten eiti, nes, sako, atrodo, net išnyksta noras domėtis. Sako, domiuosi tik tai šitais dalykais, tik tai karais, politika, laidos visokios ir panašiai, kurios susijusios su šitais reikalais. Ir atrodo, paauglys, ir jis negali išeiti iš tų rėmų, nes jam rūpi, kadagi bus ta ramybė. Ir kalbant apie pasaulį, tai jeigu žmogus neturi saugumo, jeigu pasaulyje yra nežinomybė, o kai yra nežinomybė, tai yra ir chaosas. Vieni turi vienokią nuomonę, kiti turi kitokią nuomonę, vieni turi vienokias žinias, kiti kitokias žinias apie tai, kas vyksta. Ir žiūrėk, yra chaosas. O chaose žmogus ilgai negali išbūti. Tai gali pakenkti jo psichologiniai, psichiniai būsenai. Nes žmogus mėgsta, kai yra viskas sutvarkyta, viskas aišku, tada jis gali eiti, tobulėti, judėti į priekį ir panašiai. Chaosas, kitais žodžiais tariant, tai yra betvarkė. Kai yra betvarkė, žmogui tampa sunkesnė našta, nes betvarkiai išbūt, chaose tam visam, žmogus nuvargsta, pavargsta. Tai reiškia, kad būna nuolatiniam strese, nuolatiniai streso būsenoj, įtampoj. Ir žmogus gali pavargti, išsekti. O tai žinom, kad ir sveikatai nelabai gerai tokie dalykai. Silpnesnės sveikatos žmonės gali ir pradėti sirgti ir panašiai. Tad labai svarbu suprast, kaip išeiti iš to chaoso. Suprast, kas tau daro neigiamą įtaką. Ir atsisakyti tų žalingų dalykų, kurie laiko tave tame chaose, sukelia tau nerimą, nepatogumą ir panašiai. Kaip tik nesenai kalbėjau su žmogum, kuris turėjo tą problemą, gyveno nuolatinėme chaose, nuolatinis nerimas, baimė dėl ateities, nežinia, kaip kas, ką tai reiškia. Tai sako, buvau nuolatinėme strese. Tada uždaviau klausimą, kas laikė tave tame strese? Atsakymas paprastas. Tai buvimas internete, socialiniuose tinkluose, laidos, straipsniai, tas pats per tą patį. Ir žmogus būna tame chaose. Nuolatinės mintis, nuolatiniai konfliktai, o konfliktų dabar vis daugėja, kas nepadeda tikrai žmonėms būti tvirtesniems. Ir žmonės pavargsta, žmonių psichika pavargsta. Todėl labai svarbu žinot, kaip sustabdyti tą, kas atima iš tavęs energiją, kas laiko tave streso gniaužtuose, kas laiko tave nerime ir panašiai. Ir jeigu tu pamatai tuos dalykus, tai yra savo veiksmus, ką skaitai, ką žiūri ir taip toliau, tu gali tą reguliuoti. Tu nesi vergas, tu esi šeimininkas ir tu gali reguliuoti, ką skaityti, ko klausyti ir panašiai. Aišku, tai sunku padaryti, kai žmogaus emocinė būsena yra silpna. Jisai vis ieško tos išeities, ieško tos ramybės, ieško tos informacijos, kada jisai perskaitys. Baigta, grįžtam į normalias vėžes, saugu, ramu, viskas gerai. Žmogus nori surasti tokios informacijos, bet tokios informacijos, kai nėra, o žmogus tikisi, jisai laukia, jisai ieško tos informacijos. Ir kai neranda, tada būna labai sunku.
Ir šitoj vietoj labai svarbu vienybė, kad žmonės vieni kitus palaikytų, kad žmonės vieni kitus pastiprintų, kad būtų vienybė tarp žmonių, nes vienybė yra stiprybė ir problema yra žmonių susiskaldimas. O žmonės nenori girdėti kitokios nuomonės, keikia kitus žmonės, kurie turi kitokią nuomonę ir tada užsidega pykčiu, vėl tos pačios neigiamos emocijos. Čia tas pats kaip konfliktiniai būsenai, kuri nuolatos tęsiasi ir nuolatos nesibaigia. O žmonių, kurie turi skirtingas nuomonės, yra visada, bet kokioj sferoj, dėl Eurovizijos, dėl skonio, dėl kvapo, dėl veiklų, dėl dar kažko, dėl politikos, dėl visko, visą laiką bus žmonių, kurie turi kitokią nuomonę. Iš psichologijos, iš socialinės psichologijos žinom, kad tai yra normalu turėti kitokią nuomonę. Nes kiekvienas žmogus turi kitokią patirtį, kiekvienas žmogus turi kitokį matymą. Bet problema, kad žmonės nemoka spręsti konfliktų, nemoka gražiai priimti kitokią nuomonę. Ir kartais, o šiaip gal ir moka, aš nežinau, gal ir moka. Čia gal aš per daug perlenkiau lazdą, gal iš tikrųjų žmonės moka, tik tai gal sakyčiau, čia žiniasklaidos gal biški problema yra, kad kartais parodom vieną, ten visokių laidų, žinau, yra, kai žmonės ten rodo kaimą, rodo žmonių gyvenimo būdą ir netgi kartais gaunasi patyčios. Vat atsiminiau tą pavyzdį žiniasklaidos poveikis, koks didelis buvo Suomijos pavyzdys, kai buvo tokia grupė Lordi, kuri visą laiką su kaukėm vaikšto. Ir visi suomiai žino, kad tie grupės nariai niekur nesirodo be kaukių, bet vienas kažkoks žurnalistas nufotografavo ir paviešino juos be kaukių. Ir, negražiai pasielgė, negražiai pasielgė. Viskas dėl pražiūrimumo ir taip toliau, ten patiktukai, laikai, va žiūrėkit, koks įdomus straipsnis, Lordi grupė be kaukių, wow, kaip čia įdomu. Bet žmonės, turėdami tvirtus moralės principus, kurie rodo jiems kelią, kuris yra teisingas, tie žmonės tiesiog, sako, nuėjo į redakciją ir sako, mes atsisakom prenumeratos, nes jūs esat nesąžiningi. Ir tiesiog visi žmonės jau tai padarė. Čia tiesiog aš atsiminiau iš pokalbio su Bredikyte apie Suomijos švietimą. Tai žiniasklaida yra galingas instrumentas. Žiniasklaida neša, sakyčiau, didelę atsakomybę. O kas yra žiniasklaida? Šiais laikais žiniasklaida visur. TikTokas, YouTube'as, televizija ir taip toliau socialiniai tinklai. Bet koks žmogus jau neša žinią. Bet koks žmogus įdėdamas nuotrauką savo mintį jau perduoda tą informaciją kitam ir tas kitas gali supykt, nuliūst, išsigąst ir taip toliau. Atsimenu visokių dalykų, matydavau Facebook'e, dar nebuvo šitų baisumų, čia prieš kokius 7 metus. Visą laiką žiniasklaidoje būdavo įdomios informacijos, kuri paliesdavo neigiamą žmonių emocijas ir galvoju, atsibodo man matyti tą neigiamą informaciją. Tai nusprendžiau, susikūriau antrą Facebook'ą, kur palaikinau tam tikrus dalykus, kurie man įdomus ir ten draugų neturiu, kurie šėrintų kažką, dalintųsi kažkom. Ir ten žiūriu tą informaciją, kuri naudinga, reikalinga ir panašiai. Ir negaunu to pertekliaus, kuris yra bereikšmis, kuris gali tiesiog atimti energiją, sugadinti nuotaiką ar panašiai. Gerai, žiūrim, šiek tiek išsiplečiau, manau, jau eisim į pabaigą. Tad kiekvienos išmintėlės tikslas yra kelti klausimus, kartu pamastyti. Ir nežinau,
Parašykite komentarus, ką jūs apie tai manot, ką aš čia kalbėjau, kokia jūsų nuomonė, kaip žmonės gali vieni kitiems padėti, kad ta psichologinė savijauta, emocinė savijauta būtų geresnė, kad mažiau žmonių pultų į tą depresiją, į tą liūdesį, į tą nerimą ir išeitų iš to chaoso ir žmonės taptų vieningesni, stipresni, vieni kitus palaikytų, būtų vieni kitiems atrama, parama, pagalbos ranka ir panašiai. Tad būkite vieni kitiems pagalbos ranka, petis išsiverkt, būkite šalia vieni kitų, paguoskite, linksminkite vieni kitus, suteikite geras emocijas vieni kitiems ir būsime sveikesni. Na, o šiandien labai džiugu čia su jumis pabendrauti, labai džiaugiuosi, kad šiandien suradau minutėlę šiai išminties minutėliai. Na ir ką, jau atsisveikinsiu ir manau susitiksim jau labai greitai kitame vaizdo įraše, kuris bus greičiau nei šitas. Gerai, tai ką, iki kito karto, ate.